Sveiki, aš esu Nedas, man 18, tai 19. Ir kodėl aš keliu šitą video yra labai paprastas dalykas, nes aš noriu kažką gyvenime pabandyti. Ką aš turiu to omeny? Aš labai daug tikėjausi, beeidamas, dabar kai jungiau kamerą, filmuojuosi, kalbu, aš tikiuosi tiek daug pasakyti, bet ir to pačiu aš neturiu ką pasakyti, nes pas mane mintis yra nesudėliotas. Dėl to aš šitas, kanalas, Instagramas, TikTokas, kas bebus, yra skirtas vienam dalykui, tai yra tiesiog išmokti to pačiu kalbėti, dėlioti mintis, ką aš noriu pasakyti, ir to pačiu išsikalbėti, pasakyti, ką aš noriu, ko aš nenoriu ir viską. Tai, ką aš noriu šiandien pakalbėti ir manau daug kartų kalbėsiu, tai yra apie ateinančias mano kickboksų pirmasis varžybas. Yra sunku, tikrai yra sunku pasiruošti. Nėra lengvas gyvenimas, tiesiog niekas neduoda tau trofėjaus, kaip anksčiau. Kaip anksčiau aš laipiojimą, ne? Aš lankiau laipiojimą 7 metus ir man anksčiau tiesiog dalindavo taurės, nes aš tiesiog ateidavau. Aš pripratęs esu laimėti. Ir šiuo momentu mane išmokė labai gerą dalyką šitas sportas. Tai yra, neturi bijoti. Tu nieko negali pasitikėti, tai yra tik tai save. Savo mintim, ką tu darysi. Tu nenuspėsi kito žmogaus. Tai yra labai rimtas dalykas, kodėl aš tai kalbu. Sakau, nenustokit būti savimi, nenustokite daryti, ką jūs norite. Aš, pavyzdžiui, aš noriu būti treneriu, ne? Aš noriu būti treneriu, bet aš negaliu, nes aš neturiu išsilavinimo. Ką aš turiu omeny, tai aš neturiu kažkokio popieriaus, kurį aš gavau iš universiteto, kurį aš turiu sumokėti pinigus, kad gauti popieriaus lapą, kad aš turėčiau teisę kažką daryti, kas man patinka. Įdomu skamba? Taip, faktas. Ar man reikia turėti sertifikatą, kad treniruoti žmogų? Ne. Bet jeigu aš noriu parodyti žmogui, kaip daryti, duoti iš tikrųjų kokybę, ne kiekybę, aš turiu būti šalia jo. Aš negaliu to daryti. Aš čia daug ką kalbėsiu. Aš tikiuosi, kad aš kažkam bent būsiu suprantamas. Aš nenoriu būti tas, kur ateinu, kalbu kažkokią kritišką dalyką, kažkuo tipo nesuprantama ir viskas. Bet tikiuosi, kad aš bent vieną dalyką padarysiu, tai yra pasieksiu bent vieną žmogų savo amžiaus, jaunesnį, gal net ir vyresnį. Bet tiesiog sakau, nenustokit daryti, ką jūs norite. Aš noriu pasiekti pirmą vietą. Pirmose varžybos. Daug noriu, žinoma. Ar tai yra paprastos amateur varžybos? Faktas. Ar tipo kitas žmogus gali būti toks pat naujokas kaip ir aš? Žinoma. Ar tas mano varžovas gali būti, Banksis? Ar kaip jo, pavardė ištariama? No hate ant tavęs, aš iš tikrųjų bijau, bet sakau, aš irgi galiu gauti, tame įdomumas. Ką noriu užbaigti su savo šitų video, tai yra vienas dalykas, labai vienas paprastas dalykas, tai yra būkite savimi. Nes aš prieš šitus video keldamas turėjau labai daug patirties su naujais dalykais. Su tuo pačiu treniravimu, su kickboksu, su draugais. Tai va, aš nieko daugiau, aš norėčiau įsiplėsti, aš norėčiau čia kalbėti 10 minučių, bet jeigu kalbėsiu 10 minučių, bus per daug. Aš manau, šį kartą užteks. Ačiū jums labai, kas žiūrėjo iki galo. Visiškai nepasiruošęs buvau, tai zaibys.
Davai.